Sveiki. Šiandien aš turbūt padarysiu paprastą popurį su klausimu, žodžiu, o tai yra tikrai krikščionybė? Man kilo labai didžiulio abejonių, ar tikrai yra tai krikščionybė, ką mes matome VŽB ir daugelio kitų aspektų, sakysim, daugelio kitų organizacijų, kurios ten dalyvauja. Nu, pasakykit man, ar tai atitinka tai, kas parašyta rašte, tai, ką darė Jėzus, tai, ką darė apaštalai ir tai, ką daro dabar, sakysim, šitie veikėjai, kuriuos jūs pamatysite. Tai šiandieną turbūt daugiau komentarų nebus. Patys komentuokit ir spręskit, kaip, kas ir kur. Gerai. Tvarkoj. Dabar dar noriu pakviesti vienuolę sesę Kristuje Jėzuje apie alfa kursą jaunimui. Evangelizacija jaunimui. Taigi mūsų apskritai alfa kursas jau vyksta ir visam pasaulyje vyksta 147 šalyse, visose krikščioniškose bažnyčiose. Ir lieka tik tai padauginti jo. Ir Lietuvoje kasmet įvyksta maždaug 120 alfa kursų ir be katalikų bažnyčios dar 14 bažnyčių Lietuvoje vyksta alfa kursas. Jeigu tai dar nėra jūsų bažnyčia, kviečiame prisijungti į šitą nuostabią šeimą ir turėti gerą įrankį pakviesti naujus žmonės į savo bažnyčią. Ir dabar dar viena didžioji naujiena yra alfa kursas jaunimui. Dabar dar kartą noriu paprašyti tuos, kuriem yra tarp 11 ir 18 metų. Pakelkit rankas, kam yra 11, 12, 13. Nu, sakiau, kad nekišiu trigrašio, bet vis tiek, kad noriu pažiūrėti, bet alfa kursai, netrodo nieko tokio baisaus nėra, ne, bet pasižiūrėkit, viskas vyksta daugiausiai katalikų bažnyčioje ir kokia priežastis alfa kursų, ačiū tau vienuolė Kristina, kuri man tikrai nėra sesė, už tai, kad pasakei tiesą. Tai yra tam, kad padauginti bažnyčių kiekį. Štai jų tikslas. Ir labai gerai, sakysim, imti jaunimą nuo 11 iki 18 metų, kurie dar yra nežinantys ir užzombinti juos jau tokioj stadijoje. Atėjom prie tokio momento paskutiniam šio rytinio susirinkimo liudimo. Pats Paulius Vaineikis. 95 metais mes buvom prisijungę prie tokios bendruomenės, kur eidavom gatvės ir kalbėdavom apie Jėzų. Klausdavom žmonių, kom išmokinti, ką reikia klausti, ką daryti. Ir aš prie Pauliaus sakau, žiūrė, eina jaunas vienuolis, eina priešais. Ateik, Pauliau. Ir sakau, broli, kažkas, sakau, ar tu pažįsti Jėzų? Jeigu numirtum, sakau, šiandien, kur eitum, į dangų ir į pragarą? Paulius sako, į VŽB. Žodžiu, mes labai susidraugavom, paskui jis išvažiavo į studijas, Italiją. Ir 2000 metais jau mes buvom maždaug 6 metus kaip bendrija. Ir tokia buvo krizės laikas. Dievas palaimino mus 5 metų senumo busų. 5 metų, 2000 metai, 95 metų Volkswagenas Transporteris, 7 vietų. Ir tas busas vos nesugriovė bendrijos. Jo, ir mes, tada buvo krizė, mūsų beliko tik keli vyrai. Ir Paulius buvo viena iš priežasčių, kai mes pradėjom kilti. Jis pakvietė mus į vienuolyną, sako, mes tada uždarėm kavinę, kurioje vyko susirinkimai, kur Valdemaras mūsų iždininkas pažino viešpatį. Ir pakvietė Paulius, sako, kai jis grįžo, mes pradėjom bendrauti, jis padėjom su savo broliu iš Italijos atidaryti man pizzeriją, išmokė pizzas kepti. Pamenu, yra. Bet viskas užsidarė ir mes pradėjom rinktis pas jį vienuolyną pačioj. Ir ten kelių vyrų grupė išaugo iki 50 vyrų. Nu, įdomi situacija, ne, kaip ir brolis Paulius vėl, dar vienas vienuolis brolis, ne? Ir taip žiūri, galvoja, palauk, 25 metai, 30 metų suėjo,
kada jau jie tenais broliai padėjo jiems, jau buvo beveik subankrutavę tie VŽB, padėjo katalikai, vienu žodžiu, jiems pasirodo, tai dabar jisai atiduoda savo duoklę katalikams, ar kaip čia išeina. Netgi VŽB įkūrėjas, kurio aš pavardės ten to armeniško neatsimenu, jis Amerikoje tipo iš Dievo gavo ir niekas jo neįsileido, jisai nuėjo, kreipėsi pas popiežių ir popiežius davė lydimą, kad jisai eitų. Lygiai čia tas pats. Kažkur jau man matyta tokios situacijos. Tai na, žiūrim toliau. Ten susipažino su Jėzu, dabar žinos tas kunigas Arnoldas Valkauskas. Nemažai vyrų tokią dvasinę pradžią gavo per VŽB tarnavimus, per tuos banketus, per tuos bendravimus, konferencijas. Ir mes turėjom puikių laiką. Nežinau, kiek ten metų mes kultuvoj vienuolinė tam. Paulius mus vesdavo. Paulius turi raktą. Daugelį širdžių nežinau. Ar ten valdžios žmogus. Nusivežė į ligoninės, į klinikas, mes per Paulėjom. Paminė. Aš pamenu, įėjom vieną palatą. Tu atsivedė, man atrodo, Ovidijų Višniauską. Ovidijų Višniauskui per banketą, jisai ten per banketą susipažino su Jėzum, buvo išsikrovęs telefonas, tapo pilna, baterija pasikrovė per banketą. Jo, per banketą, paminė. Ir į vieną palatą einam, onkologiniam įėjom į palatą ir gėdam, pakeliu į dangų, šiandien aš esu. Vienas vyras sako, gal vyrai dar nereikia. Gerai, perdodam mikrofoną Pauliui, pasidalinkim. Jo, įdomus liudimas labai įdomus liudimas, fantastinis liudimas. Na va, kaip matom, ir Vaineikiai, ir Valkauskai, ir vienuolės Kristinos, viskas yra broliai, sesės, viskas tvarkoja, viskas gerai. Remigijus Jucevičius, kuriem irgi kunigai visi tenais, kuris nenuvažiuoja, visur jam yra broliai ir sesės, nors jisai prieš kokius 10-8 metus dievogojas, dar kartą primenu, prie manęs tikrai, sakysim, Rotušės aikštėje, ne, mes su katalikais nesusidedam, ne, nors buvau prigautas, kad jo radijoje buvo XFM. Tai pasižiūrėkim, kas dar kviečia katalikus į maršą Jėzaus, taip vadinama, ir kaip man tai ir kitiems suprasti, vienu žodžiu. Bus renginys Žalgirio arenoje, bus veiklių žmonių suvažiavimas Žalgirio arenoje, tikrai raginu taip pat dalyvauti. Ir tą progą mes turime, kaip įprastai, pasninko savaitę, aš tikrai raginu mus pasninkauti apskritai dėl evangelizacijos. Ir birželio mėnesį mes turim tikrai 2 labai svarbius dvasinius renginius. Lietuvoje, tai vienas bus šitas maršas ir kitas bus tas suvažiavimas. Aš tikiu, kad ten įtikės daug žmonių. Nežinau, man minėjo, kad ten taip pat ir Kaune organizuojamas yra maršas. Taigi mes tikrai prisijungsime prie to maršo ir Kaune. Ir tikrai raginu visus tikinčiuosius, netgi jeigu stebite mus arba galbūt kažkur rasite informaciją, atvykti iš kitų miestų, tikrai galbūt paaukoti savo laiką, savaitgalį, paaukoti galbūt kažkiek tai pinigų tai kelioniai, bet sudalyvauti šitame marše. Iš tikrųjų, Lietuvoje protestantų tikinčiųjų yra labai nedidelis skaičius ir be abejo mes kviečiame visus, kurie myli Jėzų ir tikrai asmeniškai tikite Jėzumi. Galite būti, tegu ir ne protestantai, galbūt ir katalikai, bet jūs tikite Jėzumi, jums nėra svarbu ir jūs būtent Jėzų laikote viešpačiu ir nesigėdėte vardo, ateikite, kalbėkite apie jį, skelbkite apie jį, bent jau savo dalyvavimu skelbkite to, kad jūs tikite juo, kad jūs nesigėdėte jo ir kad jis yra viešpats. Tai yra, mums tikrai reikia susijungti, susivienyti ir kalbėti apie jį drąsiai. Sveiki, brangieji. Ačiū, Algi, už pakvietimą
Vilniaus koridoriuje. Žodžiu, maršas Jėzui, mes jį turėsime, renkamės prie muzikinio teatro, Kauno muzikinio teatro. 16 val. Prasideda šlovinimas, maždaug apie valandą šlovinsime ir maždaug 17 val. 17:15 mes pajudėsime nuo muzikinio teatro iki Soboro. Mes turime, kas matėte maršą Vilniuje? Aš sakyčiau, pavyko. Iš tikrųjų buvo daug debatų, daug visokiausių diskusijų, dalyvauti, nedalyvauti, ar mes čia apsijuoksime prieš visą Lietuvą, prieš televiziją, televizijos nebuvo ir tikrai mes neapsijokėm. Kažkas iš praeivių, žodžiu, kažkas kalbino praeivius ir sakė praeiviai, sako, jūs sukėlėte daugiau triukšmo negu vakar vykęs maršas, paradas. Jeigu žinot, kas ten buvo, tai ten galbūt buvo 15 000, mūsų buvo gal apie 1000. Ir tikrai Jėzus vardas nebuvo sugėdintas ir, sakau, mes turim tokius plakatus paruošę, taip pat balionus dar pripūsime, raginu visus sudalyvauti, tikrai būkite aktyvus. Tikrai Jėzus vardas yra vertas, netgi jeigu tave yra kiaušiniais apmėtytų. Tiesa? Taip kad nesigėdinkim Jėzus vardo, skelbkime jį. Šiandien tikrai Jėzus vardas, galbūt jis yra skelbiamas, bet jis taip, žinot, sako, tyliai reikia darbais ir taip niekada visą gyvenimą. Iš kur žmogus žino, ar tu hinduistas, pavyzdžiui, ar tu esi koks nors kitas, arba iš viso netikinti žmogus, bet gerus darbus darai. Mano mama buvo auksinis žmogus, bet jinai įtikėjo tik tai prieš pat mirtį. Todėl žmonės negali sužinoti niekaip apie gyvą Jėzų, jeigu nėra tas, kuris paskelbė. Taigi ateikime visi ir dar trumpai noriu pareklamuoti, mes ten turime staliukus, atributiką krikščionišką, beje, maikutės. Kas yra vertingiau, ar 2 puodeliai kavos, ar tokia maikutė? Pakelkite rankas, kas galvojat, kad maikutė vertingiau. Ar kiek išgėrėt kavos vakarą? Ne vienas negerėt, okei. Aš tikrai raginu, nusipirkite. Remigijus prigamino praktiškai 7 eurai. Kavos puodelis, kofeinė, panašiai, turbūt 3,5 euro. 7 eurai ir ten, tarp kitko, kavos bus, jeigu nespėsit pavalgyti, tai ten yra kavinė, galėsite šlovinti, yra kofeinas, yra restoranas, žodžiu, ten pilna restoranų, žinote turbūt, kas kauniečiai. Tai va, taigi tikrai raginu visus atvykti ir kaip Algis sakė, nežinot kur, tai čia Kauno. Na, tai spręskite patys, kas čia kam broliai, kas čia kokius įtikėjusius katalikus kviečia į susitikimą, su jais kartu dalyvauja renginiuose, Bartkui broliai, kaip matėm, turbūt, nežinau, ir vienuolės, ir Vaineikiai, ir pasikartosiu Valkauskai, Tauras kviečia pas įtikėjusius katalikus, tai čia ta vienuolė irgi įtikėjus turbūt su Valkauskais ir Vaineikiais, ne? Aš žinokit, mano smegenys jau nelabai virškina visų šitų nesąmonių, bet jos yra realios, jos yra. Tuot ir pasakykit man, tai yra krikščionybė ar krikščionybė. Tai šiandieną tiek. Iki.